Sveiki, mano vardas yra Matas ir šiandieną norėsiu Jums pristatyti apie šešėlius ir pusšešėlius. Kaip susidaro šešėlis ir pusšešėlis? Šešėlis ir pusšešėlis susidaro dėl šviesos sklidimo ir kliūčių, kurios ją užstoja. Jie atsiranda, kai šviesos šaltinis nėra taškinis, o turi tam tikrą plotį, pavyzdžiui, saulė ar lempa. Štai yra puikus to pavyzdys. Kai objektas visiškai blokuoja šviesos spindulius, už jo atsiranda visiškas šešėlis, umbra. Tai yra tamsiausia zona, kur šviesa iš šaltinio nepatenka. Kaip susidaro pusšešėlis? Jei šviesos šaltinis yra didesnis, PVZ, saulė, dalis jo spindulių gali pasiekti vietas, kurios nėra visiškai užstotos objekto. Tose vietose susidaro pusšešėlis, penumbra, šviesa čia sklinda tik iš dalies, todėl ši zona yra šviesesnė nei visiškas šešėlis, bet tamsesnė nei visiškai apšviesta vieta. Štai yra puikus to pavyzdys. Ačiū už dėmesį.